Šiandien matysite. Tai kai žmogus prikakoja man ant galvos, ne, ir sako, kad čia yra, žinok, braškės su plakta grietinėlė, ne? Bet aš žinau, kad čia yra šūdas. Kad meilė nuvystų, vien neištikimybės neužtenka. Faktas neištikimybės yra, bet meilė niekur nesideda, jeigu jinai buvo. Tai lengviausia būtų nueiti, subadyti padangas, taip, išdaužyti langus, atmėtyti supuvusiais pomidorais, paskambinti darbovietę, ten kažkokių pridaryti. Tai yra lengva. O psichiatrai laiko aistrą tam tikrą psichozės formą, kada žmogus mato žmones, daiktus ir reiškinius ne taip, kaip jie iš tikrųjų yra. O, Braškės. braškės. Taip, braškės. Aš pasakysiu, Aneta, kad to ir tikėjausi. Todėl aš esu pasiruošusi. Patepti biškį. Čiut-čiut. Jeigu jau daryti kažką, tai daryti iki galo. Kad neištikimybė būtų Saldi. saldi, verta tos nuodėmės. Taip. O, per daug, kad nebūtų. Opa. Verta buvo. Verta. Dar pakartokit. O, kaip gerai. O, ačiū. Super. Labai gerai. Nu ką, pajuokavom. Grietinėlio superinio? Man vis tik grietinėlė skaniau negu. Man irgi. Grietinėlė noriu pasakyti skaniau negu braškės. Negu braškės. Ai, bet patraukit jūs, Sigita, tą grietinėlę, nes labai akis kažkaip tai dirgina, labai norisi. Labai norisi, jo. Čia taip kaip su ta neištikimybė, ar ne? Nevalia. Riebu, negerai, kenksminga. Gyvenimui, bet norisi. Kažkam tai norisi. Norisi. Aneta, dabar rimčiau truputėlį, ne? Kas yra neištikimybė? Na, jeigu taip jau žiūrėti neištikimybės apibrėžimą, tai jis mane labai nustebino. Taip. Tai yra seksualiniai santykiai šone, kai vienas iš tų, kuris dalyvauja neištikimybės reikale, yra stabilioj poroj su kitu žmogu. Taip. Ir ta neištikimybė man buvo labai keista, kad vat jinai gali būti fizinė ir emocinė. Kodėl keista, Aneta, kad kuri neištikimybės forma keista? Apibrėžime kažkaip daugiau žiūri tą fizinę neištikimybę. Bet aš manau, kad emocinės neištikimybės yra daugiau. Ir manau, kad tą savoką galima gerokai praplėsti. Nes vėlgi, einama grinai apie seksualinius santykius. Bet sakykim, jei poroj žmonės du, ir sakykim, vienas, pavyzdžiui, kaupia atsargas žiemai ir, sakykim, tik savo norus įgyvendina, taip? Tai kaip ir partnerystėje, santykyje, tai vis tiek yra neištikimybė, ne? Ir nesvarbu, kad tai yra gal ne kitas žmogus, bet, pavyzdžiui, nusiperka vyras keturratį. Neatsiklausęs. Neištikimybė čia. Tai neištikimybė. O pritartum, Aneta, tam, kad čia yra moteriškas požiūris? Nei vienas vyras nepasakytų, kad tai yra neištikimybės. Tikrai nepasakytų. Bet kalbant apie tą emocinę ištikimybę, partnerystę, jeigu yra stabilūs santykiai, tai kalbant taip bukai paprastai netgi apie finansus, Taip. Kur yra labai kietas vyriškas požiūris, kad aš uždirbu pinigus ir tie pinigai yra mano. Ir aš su jais galiu daryti, ką nori. Tai čia yra jau partnerystėje neištikimybė, nes vis dėlto turi būti bendras sutarimas apie mūsų bendrus finansinius reikalus, ir turėtų būti kaip ir kito partnerio sutikimas. Nors ir toks... Čia tas gražusis scenarius turėtų būti iš tikrųjų. Taip. Aš dar pasakysiu, Aneta, kad neištikimybė žodyne yra apibrėžiama tiesiog kaip apgaudinėjimas.
Tai vat čia daugiau ką pati sakei, ar ne, kad tas vat pro tą moterišką prizmę, kad jeigu tu čia kaupi pinigus ir nuo manęs kažką slėpi, ar ne, ir panašius dalykus. Dabar klausimas yra toks. Atvejai. Kaip tokį atvejį atpažinti? Tiek iš vyriškos pusės, tiek iš moteriškos pusės. Kokios gali būti užuominos, kad tai yra neištikimybės atvejais? Kartais neištikimybės tų užuomazgų labai sunku jas atrasti ir pastebėti, nes jeigu čiučiut pažiūrėti į krikščionišką pasaulį, tai kai aš sakau, aš esu Dieve kaltas, nusidėjau mintimis, žodžiais ir veiksmais. Darbais ir apsileidimais. Taip. Na, apsileidimai tegul lieka, ne? Tegul jau jie lieka kažkur, bet. Jeigu taip sakai. Taip. Tai vat, kai yra mintis, taip, kai yra mintis, nu mes negalim jau užčiuopti, ką kitas žmogus galvoja. Taip. Ir ką jis ten mąsto, ir ką jis daug metų daro, ne? Nors jis kalbantis links ir sako, taip, žinoma, taip. Ane? O pas jį ten visai kita programa eina, ne? Į kitą pusę. Tai irgi yra neištikimybė. Bet atpažinti yra sunku. Žodžiais. Aš pasitelksiu interneto pagalbą, gerai? Ką sako internetas? Kaip galima būtų, kokie požymiai rodo, kad jūsų antroji pusė jums galimai yra neištikimas. Arba neištikima. Taip. Čia galėsim irgi beje pašnekėti apie statistiką, kokie yra procentai neištikimybės vyrų pusėje ir moterų pusėje. Taigi, staiga pradėjau itin rūpinti savo išvaizdą. Tai tinka tiek vyram, tiek moteriam. Staiga pakito jo muzikinis skonis. Ėmė akylai saugoti savo įrenginius, čia mes turime omenyje kompiuterius, telefonus, išmaniuosius laikrodžius bei kitus išmanius aparatus. Antrosios pusės finansinė situacija jums tapo visiška paslaptimi, tai ką Aneta ir minėjai, ar ne? Ypač suintensyvėjo darbo grafikas, įtartinas kvapas. Taip, tai neištikimybė turi savo kvapą. Drastiškos nuotaikos permainos. Staiga įsivyravo griežta tvarka automobilyje. Jūsų seksualinėme gyvenime staiga įsiplėskė arba aistros, arba įsivyravo visiškas šaltis. Aliaska. Tapo jūsų antroji pusė pavydus ir įtarus. Ir nuojauta. Man truputį Aneta skamba į paranoją. Man atrodo, kad kiekvienas galėtume atpažinti bent kažkurį. Taip, bet aš paprieštaraučiau. Čia yra tokios taisyklės. Vis dėlto yra žmonių, kurie yra pastoviai neištikimi, ane? Ir staiga nepasikeičia jo rūpinimasi savo išvaizdą. Ne, tai čia jau atidirbtas, man atrodo, yra. Tai yra pastoviai, ne? Profesionalas, taip tariant. Ir aš manau, yra labai svarbu, kaip kita pusė, kur yra partnerystėje, kiek jinai nori matyti. Nes tiek daug vyrų nueina į šoną, apie 60% vyrų vis dėlto vieną kartą gyvenime nueina į šoną. Vyrai. Taip, tikrai. Taip. Na, vyrai pyktų, jeigu tu sakytum, kad mažiau, nes vyrai tikrai tai daro. Ne, nu jeigu vyrai nori, tai aš galiu sakyti ir dėl 100%. Ne, 100 nesakyčiau. Nesakyčiau, nes vis dėlto vyro asmenybės labai skirtingos. Ir nekalbant apie pačią jaunystę, bet brandžiam amžiui vyras vis dėlto bręsta, asmenybė formuojasi ir brandžiam amžiui manau, kad mažiau vyrų yra neištikimi, negu, sakykime, amžiuje iki 40-45 metų. Tai tie procentai vėlgi reikėtų turbūt skirstyti pagal amžių. Ne tik pagal amžių, netgi galima pagal geografinę padėtį skirstyti, tokią statistiką irgi galima rasti. Kaip, Aneta, atrodo, kurios šalies gyventojai yra patys ištikimiausi? Aš geografiškai gal šalį neskirstyčiau, iš kartai pagalvojau, kad turbūt turėtų būti, jeigu mažas miestelis
Ir, gyventojų mažas tankis, ne? Tai paprastai vyksta artimas socialinis gyvenimas, labai greit sklinda žinios, tai galbūt ten turėtų būti mažiau neištikimybės atvejų. O kai miestas yra didelis gyventojų skaičius. Aišku, logiška, bet dėja. Dėja. Aha. Čia daugiau reikėtų žiūrėti ne į geografinius niuansus, o į kultūrinius niuansus. Ir dėmesio ištikimiausi pasaulio gyventojai yra Japonai. Japonai, taip. Jų kultūra, jų charakteris veda link ištikimybės. Dabar dėl tų neištikimųjų. Kaip atrodo, kurie labiausiai neištikimi pasaulyje galėtų būti? Aš galvočiau ten, kur šilta. Ten, kur pastoviai gražios spalvos, moteris vaikšto, gražiai apsirengę. Neblogai, Aneta. Moterų palaidi plaukai, plevena vėjas tarp sijono kloščių. Gali išeiti vakare su aukštakulniais. Drąsiai. Ir dar šiltas oras, tu gali bet kur atsisėsti ant suolelio ir tu nenušalsi uodegos. Atspėjai, Tailandas. Būtent, taip ir yra. O jeigu apie miestus kalbant, tai ne Tailandas, tai yra Paryžius. Paryžius. Niekada nebūčiau. Kodėl? Visiškai Paryžius. Prancūzės man tokios atrodo rimtos. Mes čia greičiausia apie prancūzus kalbam, apie vyrus. Apie vyrus greičiausia, kad kalbam, taip. Nes beje, kalbant apie tą prancūzų statistiką, ar ne, tai apie Paryžių, tiksliau, miestas, kurio gyventojai yra patys neištikimiausi, daugiau nei pusė savo partnerius apgaudinėjančių žmonių yra įgyję aukštą išsilavinimą, o 22% dirba finansų, bankininkystės arba draudimo sektoriuose. Pagrindiniai įvardijama neištikimybės priežastis – troškimas patikrinti savo gundymo galias. O, kaip įdomu. Taip, tokie rimti dalykai. Šaltas, konservatyvus, tikslus darbas, o noras yra patikrinti savo sugebėjimus. Aš manau, kad vyrai visą laiką nori patvirtinimo apie savo gundymo galę, sakykime, o moterys nenori, Aneta? Moterys nenori? Aš kalbėčiau apie neištikimybės priežastis, tai vis dėlto jos išskiriamos dvi ir jos yra labai skirtingos. Viena priežastis vyram, kita moterim. Tai vyras pirmiausia siekia to gundymo ir, aišku, labai yra aktualus seksualinis gyvenimas, nes poroje, partnerystėje dažnai labai skiriasi seksualiniai poreikiai ir apetitas. Moteris vis dėlto dažniau jos ieško emocinio palaikymo, dėmesio, pagirimų ir dažnai jom nuėjimas iki sekso, dažnai jom yra tiesiog toks atsitiktinumas ir nuotykis. Tai moteriai pirmiausia reikia to emocinės šilumos. Tai yra skirtingos priežastys. Aišku, tai negali sakyti, kad tai yra absoliučiai, taip yra. Yra visaip. Yra visaip, taip. Beje, dabar kalbant apie tas emocijas ir tai, kaip skiriasi vyrai ir moteris, ar ne, dauguma vyrų, būdami neištikimi, bent jau sako taip moksliniai tyrimai, kad myli savo žmonas, tai yra savo antrąją pusę, jie myli, ne todėl yra neištikimybės atvejai, kad tai yra, ar sutiktų mane tas su šituo? Aš sutinku. Kai susiformuoja tikra partnerystė ir susiformuoja tikra partnerių meilė, kuri yra grįsta pagarba, pasitikėjimu, palaikymu vienas kito, remimu karjeroje, yra bendri vaikai, bendra materialinis kažkoks tai bazė, bendri draugai ir, sakykim, labai skiriasi, trūksta seksualinių santykių, ypač su amžiumi, ne? Moterim virš 40 dabar nepaslaptis, kad dažnai jau prasideda premenopauzė, 40 su viršum jau menopauzė, įvairūs pokyčiai organizme. Vyrai dar yra labiau pajėgus. Vėlgi vyrams senkant potencijai, dažnai vyras nori išbandyti, pasitvirtinti, kad jis vis dėlto dar gali, kad jis yra žavingas, kad jis yra patrauklus ir jis gali. Tai tos priežastys jos, sakykime, skirtingos. Ir kad tai būtų, sakykime, viena priežastis, turbūt labai sunku.
tai įvertinti, ne? Yra vyrų, kuriem irgi trūksta to emocinio palaikymo. Nu vėlgi, partnerystė jau nusistovėję santykiai, žmona nelabai domisi vyro karjerą, o vyrui taip pat yra svarbu ir pakalbėti, ir pasidalinti, ir pasigirti savo, na, sakykim, laimėjimais kažkokiais naujais. Tai dažnai į šoną kažkur nuėjus, na, tai yra įdomu, yra išklausoma, yra žavimasi, na, norisi to palaikymo. Ir aš manau, tos priežastys labai skirtingos. Dabar kalbant, grįžtant prie tos procentų vyrų ir moterų neištikimybės, ar ne, tai kokius procentus Aneta pateiktų? Kas labiau neištikimybės? Aš einu iš tokio vieno fakto, kad dažnai labai yra populiari santykių neištikimybė darbe. Ir darbe būna 60% atvejų neištikimybių. 60%. Taip. Tai vis dėlto tame dalyvauja, na, jeigu taip jau vyras ir moteris, nu galbūt yra moteris ir moteris, ar vyras ir vyras, taip, bet vis dėlto, jeigu dalyvauja vyras, tai dalyvauja ir moteris, taip, nu, yra tikimybė, taip. Tai jeigu 60% yra darbinės neištikimybės, tai aš sakyčiau, moteris, na, turbūt nuo vyrų labai neatsilieka. Vis dėlto vis tiek tai yra apie 50% kokių neištikimybės. Tai jeigu skaičiuojant taip labai aiškiai santuokinius atvejus, ar ne? Na, partnerystės, taip, kad yra ilgi santykiai. Tai vyrai 20% yra, čia mes imkime tai, kas prisipažįsta, ar ne? Dar yra tų neprisipažįstančių, galima pakalbėti ir apie tuos. Mesgi moterys atsiliekam šiek tiek, 13% yra. Tai nestipriai, bet aš noriu pasakyti, kad nuo 1990 metų moterys stipriai gerina šitą rezultatą. 40% yra padidėję šitie atvejai, būtent iš moterų pusės. Mes čia, aišku, taip šypsomės ir juokiamės ir džiaugiamės. O ką daryt, vat? Atleist ar atleist? Ką reikėtų daryti tokiu atveju? Kaip priimti neištikimybės atvejį? Atsitiko, buvo, kas toliau? Aš manau, yra labai svarbus kontekstas, nes nėra nei vienos ištikimybės tokios pačios kaip kita neištikimybė. Ir yra svarbus kontekstas, koks yra. Jeigu neištikimybė yra, ir aš ją suvokiu, kad viskas, mūsų viskas byra, tai tas, kuris buvo apmautas, tas, kuris sužinojo, kad jam partneris buvo neištikimas, jam tai yra didžiulis skausmas, tai yra didžiulė psichologinė trauma. Taip. Ir jeigu dar viskas ir kartu yra skyrybos, tai žmogaus asmenybė to, kuris buvo apgautas, tas, kuris, na, sakykime, sužinojo, kad jo partneris neištikimas, jam gali labai kainuoti daug sveikatos, jėgų, energijos, ir kai kurie žmonės nuo to nebeatsigauna gyvenime. Nebeatsigauna. Tai sužinojus apie neištikimybę, vėlgi yra svarbu, koks kontekstas, ir aš kalbu apie tuos, na, kuriem labai tai yra skaudu. Reiktų labai gerai pagalvoti ir duoti savo laiko. Nes greitai pjauti šaką gali būti labai skausminga ir ilgai. Tai gerai, tai vis tik tai nėra tokio vienareikšmio atsakymo, kad galima būtų atleisti ar neatleisti, reikia žiūrėti į situacijas. Pamodeliuokim situaciją. Taip. Neta. Atleistum? Taip. Kodėl? Aš galvoju apie savo gyvenimą, taip, ir aš iškart prisiminiau klientę, ir klienčių tokių moterų yra ne viena. Na, sakykim, vis dėlto, jeigu ta neištikimybė yra pirmą kartą, ir ta žinia pirmą kartą, tai reiškia, pora niekada to nebuvo aptarus. Taip. Arba buvo aptarus, kad mes tikrai abu neinam į šoną, taip? Ir moteris to laikosi, sakykim, o vyras nesilaiko, bet jis sako, kad tikrai ne. Ir jis matyt tai daro gal jau senokai, bet jinai pirmą kartą sužino, moteriai yra didžiulis šokas. Didžiulis šokas. Taip. Toliau yra situacija. Bendras ūkis, taip, ir moteris žiūri pragmatiškai, jeigu jinai turi namus, jeigu jinai turi susiklošiusi gyvenimą, yra 2 arba 3 vaikai,
moteris vis tiek pirmiausia galvoja apie savo lizdą. Neištikimybė palėtė ją, jinai labai skaudžiai, jai labai skaudu, jai galbūt išplėšė visą širdį, taip? Bet yra vaikai. Ir blaivaus proto vis tiek akimirka daeina į tą sužeistą širdį, sužeistą protą ir moteris pradeda galvoti, o tai tada, jeigu viskas, jeigu aš neatleidžiu, jeigu vyksta skyrybos, kas bus su mano vaikais, kaip pasikeis mano vaikų gyvenimas, ypač jeigu šitas vyras, na sakykim, kuris buvo vyras neištikimas, jis buvo geras tėvas, jis buvo šeimos aprūpintojas, taip, ir aplamai bendrai jų santykiai kaip poros, jie buvo pakankamai geri. Pakankamai geri. Tas pakankamai taip labai sausai skamba. Neišeina pasakyti, kad jie geri ir puikus. Jeigu tai yra brandi partnerystė ir brandi santuoka, tie, kurie sako, kad mes gyvenam, mes sutarėm, pas mus va taip viskas, taip nebūna. Tikras gyvenimas yra kitoks. Pasakyk. Pasakyk. Kitoks gyvenimas yra. Ar tu esi patyrus, kad tavo partnerystė, santykiai va taip. Tai yra nesąmonė. Tai yra visiška nesąmonė, melas, šmeižtas ir visi tie, kurie sako, kad mes sutarėm, pas mus nebūna kivirčių. Niekada. Taip nėra. Mes dėl visko sutarėm. Kiekvienas normalus žmogus galėtų drąsiai pasakyti, kad taip nebūna. Tai va tas pakankamai žodis, turbūt jį galima vartoti, kai aš kalbu apie savo partnerystę. Taip, aš galiu sakyti nepakankamai. Man partnerystė ši yra su pliusu. Aš turiu pliusą. Aš žinau, kur yra minusai, bet tie minusai neatsveria to mano pliuso. Aš vis tiek turiu pliusą. Gerai. Tai mes čia pakalbėjom apie moteris, kurios yra protingos, mąstančios būtybės, ar ne? Tai vat jos racionaliai sudėlioja, kad taip, gerai, pas mane yra vaikai, pas mane yra bendras ūkis, lizdas, pliusų yra daugiau negu minusų, lai jis ten pasigano, ar ne, pasilioja. O kaip vyrai mąsto? Aš manau, priklauso nuo vyro ir kokia tai yra moteris. Imkim tokią situaciją, sakykim, yra pora, aš kalbėsiu, sakykim, vaikai užauginti, arba vaikai jau gerokai daugiau nei paaugliai, baiginėja mokyklą, taip, vyras darbuojasi mieste, jis turi pastovų darbą, neturi jokių komandiruočių, padirbo, grįžo namo, pietukai, arba jis pagamina pietukus, o jo žmona, sakykim, yra, kažkokia vadybininkė, vadovė, kuri dažnai keliauja, komandiruotės, išvykos, taip, savaitgaliniai projektai, tikimybė 60% neištikimybės. Nes realiai toks gyvenimo būdas jau padidina, jau šita moteris yra riziko zonoje, jinai tiesiog vaikšto pastoviai rizikoje. Taip? Ir aš manau, kad tai vyksta ir įvyksta. Tikrai įvyksta. Bet vyras nesužino, ne? Ir kažkokiam tai, kalėdiniam įmonės vakarėlyje vyras sužino. Išpakuoja dovaną. Išpakuoja dovaną. Kaip elgsis tas vyras? Aš manau, kad jis susitaikys. Kodėl? Šita moteris, gyvendama tokį gyvenimo būdą, jinai jam yra prizas. Gali būti, kad ir pajamos šeimos pagrindinės vis dėlto yra jos rankose. Stiprioji pusė šeimoje bus jinai. Jis narcizas? Jis gal ne narcizas, gal jis tiesiog rusų kalboje yra toks božė duvančik, toks žodis, ne? Kaip čia reikia? Dievo, tokia gėlytė, kuri va taip švelniai sąlygose auga. Nes jeigu tas vyras būtų toks mačo, klausimas, ar jie ilgai būtų kartu gyvenę. Nes tokiai moteriai, kuri, sakykim, viską gali, jinai viską daro, pasidaro, ne? Vyras reikalingas šeimai, ūkiui, tai židinio pakūrenimui, vis dėlto tam tikram dėmesiui pastoviam, taip? Tai ta moteris su mačo nebūtų gyvenus. Jeigu jis nemačo, jeigu jis tas vyras, kuris yra minkštas, šiltas, geras, taip, jis su tuo susitaikys. Nes jo gyvenimas nueis vėjais. Gerai, o Aneta, lengvinanti aplinkybė yra šitam nusikaltime, tai yra neištikimybei? Neištikimybė niekada nėra lengvinanti aplinkybė. Niekada. Tai yra neištikimybė. Bet jeigu imti šitą žodį, ne iš
tikimybė, ne? Tai yra tikimybė, ne žodis. Yra tikimybė, ne? Jeigu visus tos nuėjimus, kas yra priekyje. Tai aš manau, žmogus vis tiek visada renkasi šitą tikimybę, ne? Ir jeigu jis pasirinko, tai nėra jokių lengvinančių aplinkybių. Nes partnerystė, kam kuriama, tam ir kuriama, kad būtų ištikimybė. Taip? Emociškai, finansiškai, fiziškai, socialiai, vaikų atžvilgių, giminių atžvilgių ir po to seksualiai. Jeigu ta neištikimybė, va ta tikroji su seksualiniais santykiais, jinai niekada nebūna be emocijų. Niekada. Aneta, tai reiškia, kad tikroji yra tik tai su seksu. Ne. Tikroji yra pats sunkiausias nusikaltimas su seksu. Jau pati sunkiausia. Aš sakyčiau, neištikimybė mintimis. Iki gyvos galvos šitas, ne? Taip, nusikaltimas. Tas nusikaltimas baudžiamas. iki gyvos galvos gali būti atleista. Bet kaip skiepas vis tiek visi šitą prisimins. Tai vat kaip gyvent su šituo skoniu, ar ne? Jokia plakta grietinėlė nepadės. O gal kaip tik padės? Gal tuo ir reikia užmušti tą skonį, atkeršyti tuo pačiu? Keršė kai kurie žmonės, bet aš nemanau, kad tai yra sprendimas. Tai nėra sprendimas, tai poroje nieko neišsprendžia. Nes, na vis dėlto netinka, tu man trenk per vieną skruostą, aš tau atsuksiu kitą. Man šita katalikiškas šitas posakis netinka. Jau reikia tada žiūrėti su tuo trenktu skruostu, ką su juo daryti ir kaip jį užsigydyti. Kartais neištikimybė, kuri buvo impulsyvi ir tai nebuvo procesas kažkoks tai, gali supurtyti partnerius ir tada jie gali peržiūrėti savo partnerystės vertybės, ką vis dėlto jie gali ir vienas ir kitas prarasti. Nes, na, žmogus nuėjo tik į kairę dėl sekso, bet dėja tos pasiekmės gali būti ilgalaikės. Kita pusė, sakykime, na, kuri turėjo tos santykius, ne? Gal nori ilgesnių santykių, kitokių santykių, ne? Galų gale lytinių ligų galimybė. Toliau, palikuonių. Amerika skelbia statistiką, kad Amerikoje 30% vaikų yra netyčiukai iš atsitiktinių santykių. Šių metų tokia statistika amerikiečių. Va. Amerikiečiai beje, taip, labai neprastai su Tailandu ten. Žmogus, kai nuslysta, ar vyras, ar moteris, dažniausiai tai yra aistra, potraukis ir žmogus neturi pagalvoti apie ką. Bet po to jis pagalvoja, ko jis galėjo netekti. Ir kai kurias partnerystės tai supurto. Jeigu buvo moteris neištikima, galbūt vyras pagalvoja, na, ko tai moteriai tikrai trūksta, ne? Ir jeigu jam išeina pasikalbėti, tikrai stengiantis gali duoti savo antrai pusiai to, ko trūksta. Tai kitaip tariant, gali būti tai, kad santykius netgi gali pagydyti neištikimybės atvejais, ar ne? Gali, aš manau, kad gali. Jeigu partneriai nori išlaikyti savo partnerystę, savo šeimą ir abu stengiasi. Bet svarbiausia, jeigu kalba. Gerai, o jeigu vis tik Aneta skauda tą žandą, ar ne, tą sutrenkta, nesinori atsukti to kito skruosto, ką daryti su to skaudančiu skruostu? Aš manau, gyvenime nieko mes negaunam taip paprastai lengvai ir gyvenime yra skausmo. Kiekvienas žmogus sau turi pasakyti, kokio skausmo aš nebegaliu pakelti ir noriu, kad jį išsigydyčiau ir daugiau niekada nebūčiau. Man skauda taip, kad negaliu pakelti. To žando skausmo aš negaliu pakelti. Ką daryti? Kreiptis pagalbos, pasikalbėti. Nes bet kokį skausmą galima malšinti, tam laikui pamalšinti, taip, kreipiantis pagalbos. Pokalbis su kitu žmogum šiek tiek praskiedžia mano skausmą. Šiek tiek. Aš manau, neištikimybė ar viena ar kita pusė yra patyrus gyvenime. Turbūt vieną kartą tikrai. Nes jeigu imt tą statistiką, taip, ir imt visą žmogaus gyvenimą, taip, tie skaičiukai tokie. Vis tiek bus, jeigu partnerystė tęsiasi 20 metų, 25, 30 metų. Ir mes, pavyzdžiui, kalbam apie, pakankamai jauną porą, ne, kurie 30 kelių, 40, 40 kelių, jūs visada rasit žmonės, kurie ilgai gyveno kartu, ne, arba kad ir buvo kelios santokos, taip, pasikalbėti.
vat kaip jum buvo, kaip jum atrodo dabar, ane, nugyvenus va tie gyvenimo, kaip jum atrodo va tai, kas buvo tada. Jūs gailitės, jūs labai tai sužeidė, jūs gailėjotės. Jūs labai pergyvenot, kas sužeidė ir jūsų, sakykim, kitą pusę, kad jūs net nepagalvojot, kad taip gali sužeisti. Kaip jūs, Sigita, sakėt, kad daugelis žmonių myli vienas kitą, tik jiems čiut kažko trūksta. Ir tas čiut kažko, nuėjimas ten ar ten pasiimti, tai partnerystę labai skaudina. Bet čia tikriausia blogiausias tas skausmo padarinys, tai yra va, tas tvinkčiojimas, kuris lieka, ar ne? Va, gerai, čia kažkaip pasikalbėjau su specialistu, gal su draugu, gal su tuo, kas turėjau tokį patį atvejį, bet va tas persekiojantis tikriausiai šešėlis, tas skeletas spintoje paslėptas, ar ne, jisgi niekur nedingsta. Kaip su šituo kovoti, kad nepersekiotų ta mintis, kad o gal vėl, vat, kaip ir kalbėjom, ar ne, apie tą paranoją, kad stebėt, pamatyt kažką, kas ne taip. Žmogus keičiasi per gyvenimą, jis gali padėti telefoną ne taip ar ne, pakeisti telefoną, pakeisti įpročius. Tai tas persekiojimas, tas paranojos atsiradimas, kaip va to išvengti? Paranoja yra liga. Taip. Reiškia, dvasiškai jūs nepasveikot. Po bet kurio skaudaus įvykio žmogus turi stengtis veikti. Po bet kurio. Ar tai buvo kojos lūžis, taip? Ar tai buvo netektis, taip? Artimo žmogaus netektis. Mama, taip išėjo, tėtis išėjo, po to reikėjo irgi pasveikti ir toliau gyventi. Neištikimybė taip pat yra netektis. Jūs praradot žmogų, kurį jūs mylėjot, kurį jūs buvot susikūręs jo vaizdą. Taip. Ir neištikimybės ten nebuvo. Jūs praradot tą žmogų, apie kurį jūs galvojot ir galvojot, kad jis toks yra pagal mano vaizdą, bet jis toks nėra. Ir tenka gyti ir vis savęs klausti, ar aš galiu su tuo žmogum toliau gyventi. Bet ne, tada klausimas toks. Jeigu tai yra gedulas, ar ne? Taip, tai yra gedulas. Praradimas. Taip. Gedulas ir taip toliau. Kada netenki žmogaus, tu jį palaidoji. Taip. Ir tu puikiausiai žinai, kad tu jo nebeturi. Taip. Tai kaip dabar su tuo neištikimu lavonu bendrauti? Aš sakyčiau taip, kad neištikimybė yra šitos visuomenės realybė. Realybė. Ir tas žmogus, kuris gyvena savo sukurtoj realybėj burbule, Taip. jis gali niekada nesusidurti su realybė, bet didelė tikimybė, kad jis vis kažkada su tuo susidurs. O gal padėtų padaryti skaudą tai kitai pusiai? Bet kaip skauda? Aš manau taip, kad jeigu žmogus padarė klaidą ir jis gailisi, jam tikrai skauda. Jau skaudžiau daryti nebereikia, jam tikrai skauda. Jeigu jis nesigaili, tai kitam kažko specialiai darimas, jis nuskurdina ir taip tą, kurį jau nuskurdino, kurį apvogė, iš kurio atimė. Ir reiktų dėti visas jėgas į savęs gydymą, savęs atstatymą, o negalvot apie tai, ką ten jie ir kaip jie. Tai yra lengviausia. Tai lengviausia būtų nueiti, subadyti padangas, taip, išdaužyti langus, atmėtyti supuvusiais pomidorais, paskambinti darbovietę, ten kažkokių pridaryti. Tai yra lengva. Ant naujo automobilio išraižyti. Laisvai. Aš tau atleidau. Sumontiruoti, nudaužyti veidrodėlius, ką aš esu pati padarius, ane? Bet padėjo, tam kartui padėjo. Kartui, bet gyvenime tai nepadėjo. Nepadėjo, nes Bet aš sakyčiau, jeigu tam kartui gerai, tai reikia daryti. Gerai, bet reikia pagalvoti apie pasekmes. Dabar vis dėlto yra mašinos draustos, signalizacijos. Taip, yra kameros. Geriau nedaryti. Vienas mano klientas padarė. Padėkit į vietą tą montiruotės, atsuktumus ir peilius. Nedarykit, žinokit. Norit, prisipirkit kiaušinių. Apmėtykit kiaušiniais. Bet irgi, tai geriau tą kiaušinį išsikepti. Bet jeigu norisi, kad gramdytų, važiuotų į plovyklą, ne, galvotų apie mane. Kokia ta kalė
reikia papūdyt gerai dar kiaušinius. Tai taip, galima ir mėsytę papūvusią su musytėm ir lervom. Ką gerai, jūs? Aneta, jau čia per daug užuominų, ką galima daryti. Bet mes kalbam apie 2 žmonės. Taip, bet pakalbėkime apie tą 3 žmogų, nes neištikimybės atveju yra tas 3 asmuo. Kaip taisyklė, niekaip kitaip neįvyksta. Jeigu kalbant apie gyvenimą, tai dažniausiai man tas 3 nerūpi. Nes pas mane ateina arba vyras, arba moteris, kurie nusikalto ir jiem reikia padėti, arba ateina žmogus, kurį nuskurdino, apvogė, atimė iš jo gyvenimą ir sulaužė, sudaužė jo širdį. Kad ateitų 3 asmuo, praktikoje aš esu turėjus per 23 metus vieną kartą. Vieną kartą. Reiškia, šitie žmonės nekenčia. Jiem neskauda. Jiem neskauda. Jie yra lengvabūdžiai, jie turbūt sutverti tokiam gyvenimui, jų asmenybė sankloda yra tokia asmenybė. Ir jiem neskauda. Ir nemanau, kad verta tada gaišti laiką ir kalbėti apie tą 3. Vis dėlto yra tie žmonės, kurie turi ilgalaikį santykį ir yra apie juos žmonės, kurie yra gimę iš to ilgalaikio santykio. Tai yra vaikai, tai yra tėvai, yra broliai seserys, yra bendri draugai. Taip? Šitiems žmonėms irgi visiems skauda. Ir vienos poros santykių birėjimas, neištikimybė labai dažnai paliečia, tikrai ne dar vieną 3 žmogų, bet paliečia dar 10, 15, kartais 20 žmonių. Aneta, o nebūna taip dažnu atveju, kad ir ta pusė yra su įsipareigojimais, ir ta pusė yra su įsipareigojimais. Ir visos 3 šitos neištikimybės atveju pusės yra su antrosiomis pusėmis. Tokių atvejų irgi būna. Būna. Bet kiekvieno žmogaus, kuris įeina į neištikimybės aktą, intencija yra labai skirtinga, ne? Sakykim, grįžkime prie tos moters, kuriai 45 metai, kurios ten vaikai jau gerokai paaugę, ne, ir jinai keliauja, komandiruotės, ne? Jinai atsipalaidavo, taip? Gerai praleido vakarą. Su tuo duris užsidarė ir su tuo baigta. Ir jinai vėl grįžo į savo gyvenimą. Taip. Kur jinai turi namus, turi gerą šiltą vyrą, palaikantį, taip? Turi vaikus, turi draugus. Tai kas čia buvo tada tas, Kas buvo? Jinai paėmė tai, ko jai trūko. Nėra šeimoje aistros, ne? Nėra tokio, to galbūt seksualinės aistros, ne? Tos energijos užtaiso, tos sprogimo. Galbūt jau jų akis yra šiek tiek prigesę be jų. Jie gyveno toj ramioj, draugiškoj partnerystėj, taip? Jinai pasiėmė to, ko norėjo. Bet tas vyras, kuris su ja buvo tą vakarą, tą naktį, taip, galbūt jis yra sužavėta šitą moterim. Ir jis norėtų ilgalaikių santykių. Taip. Pratęsti, sakykim, tokius nuotykius. Jinai ne. Ne? Tai jis irgi yra apgautas. Jis apgautas. Taip. Tai va. Tas, kuris eina į neištikimybės santykį, jis visada yra apgautas. Jis visada yra apgautas. Ir vienas tai ir kitas. Vadinasi, tas, kuris eina į tą pusę, jis apgauna ne tik savo antrąją pusę, jis ir apgauna tą žmogus, kuriuo apgauna. Ir jis apgauna save. Jis apgauna save. Nes jeigu žmogui trūksta pokalbio, ne? Yra porų, kurios nesikalba. Turi įvairių dalykų, kur norėtų pasikalbėti, ne? Ir aš nueinu pas tave ir aš su tavim pasikalbu. Atvirai. Apie viską, ne? Bet pas mus daugiau nieko nėra. Taip. Čia neištikimybė. Nes aš nuo vyrai dabar juoktųsi, pilvus užtėję. Bet iš moters pusės tai yra neištikimybė. Nes aš negaliu su savo vyru pakalbėti apie tai, kas man rūpi, kas sukasi mano galvoj, ir aš jau net žodžiais negaliu to padaryti. Ir aš net padarau veiksmą, kad nueinu su kažkuo pasikalbėti. Tai, kas man svarbu, kas mane jaudina, kas man įdomu, ko man gyvenime trūksta, ko man tas vyras duoda per daug, bet aš jam nedrįstu pasakyti, taip, tai yra neištikimybė. Nes partnerystėje žmonės turėtų viską, ko jam reikia ir gauti. O kaip yra su flirtu? Su flirtu? Taip. Čia yra neištikimybės forma, ar tai yra tiesiog toks treniravimasis? Kas tai yra?
kam yra skirtas flirtas, taip? Ne savo antrajai pusiai. Yra visokių kitų antrų pusių. Yra, sakykime, porų, kur vienas mėgsta žiūrėti, taip stebėti, kaip partneris ar partnerė, moka žavėti kitus. Ir jam pačiam, ar vyrui ir moteriai, kyla toks susižavėjimas savo antrąją pusę, ne? Taip. Toks pamatymas to partnerio ar partnerės kaip ir naujų žvilgsnių. Vau, ne? Vau. Bet tas flirtas daugiau niekur nenueina. Tik tiek. Tik tiek, tik žodžiai, bet daugiau nieko. Ir viskas gerai. Čia yra porų susitarimai ir yra nemažai porų šiais laikais, kurie gyvena vadinamą laisvą gyvenimą. Laisvoji pora, taip? Taip, labai įdomu. Bet tai turi būti aptarta ir tai turi būti abiejų sutikimu. Tai yra normalu, Aneta? Aš nenoriu kalbėti apie normą. Kas yra normalu ir nenormalu, tai yra kas lyga. Kas yra lyga. Apibrėžia gydytojų tarptautinė ligų klasifikacija. Taip. O ar sutarta neištikimybė yra normalu ar nenormalu, čia apie tai turbūt nekalbama. Čia yra kalbama, ar tai yra gerai. Jeigu partneriam yra gerai, taip, kas juos gali teisti? Niekas? Niekas. Nes teisėjas yra kitas partneris. Tas kitas partneris, su kuriuo aš sudariau gyvenimo sutartį. Ir ta gyvenimo sutartis būtų gerai, kad jinai būtų atnaujinama bent kas metai, aptariama, kokiagi dabar mūsų yra gyvenimo sutartis. Taip? O ne savaime suprantama, mes telepatiškai skaitom vienas kito mintis ir žinom, kokie šiuo metu yra mūsų sutartis. Taip? Šiuo metu. Nes tai nieko neaptariama. Ne, tai galima vadovautis tik nuojauta. Taip. Bet jeigu tai yra aptarta ir tai yra priimtas susitarimas, bet tikrai susitarimas, taip, o tai nėra, sakykime, psichopato santykiai su engiama auka, ne? Ir tai gali būti tiek psichopatas vyras, tiek psichopatė moteris, taip? Kur, tipo, mes susitarėm. Susitarėm todėl, kad jis tylėjo ir linksėjo galvą arba jie, ne? Bet tai nėra susitarimas. Tai nėra susitarimas. Tai viskas yra, kitaip tariant, viskas yra norma, kol tai abiejų šalių patvirtinta. Ne? Jeigu aš sutinku su šitom bendrom žaidimo taisyklėm, taip, tai viskas yra gerai. Ir tas taisyklės reikėtų kas metus peržiūrėti ir atnaujinti. Taip, taip. Mes pašnekėjome, Aneta, apie tokį atvejį, kad gerai, gali netgi neištikimybės atvejais atgaivinti santykius, įkvėpti kažkokį naują kvėpavimą ir taip toliau. Tai mes čia kalbam apie atvejį, kada pirmas kartas taip atsitiko, viskas susitvarkė, turim ką turim, jeigu antras kartas toks įvyksta. Aš manau, kaip bet kuris skiepas, jis turi savo veikimą, skiepas. Taip. Ir paranojos nereikia, paranoja tai yra liga, bet protingas vyras ar protinga moteris partnerystėje, aš neskau, kad turi šnipinėti, taip, bet aš pati dariau, taip, aš nebepasitikėjau aklai. Jeigu žmogus ateidamas į mano gyvenimą gauna visišką pasitikėjimą nuo nulio, nes jis man nėra nieko pridirbęs, taip, tai kai žmogus prikakoja man ant galvos, ne? Ir sako, kad čia yra, žinok, braškės, suplakta grietinėlė, ne? Bet aš žinau, kad čia yra šūdas. Bulvės. Taip. Tai tada, praėjus skausmą, aš nebesu naivi, ne? Ir aš net galiu paskambinus ir paklausus, nu ką veiki, brangusis, ne? Ai, darbe, ilgai dirbsi. Vargsti, ne? Negalėsi grįžti, tu nakvosi. Nakvok. Biure, ant sofos. Nu, žinoma, nakvok, vargšelį tu. Tau 100 kilometrų važiuoti namo. Nu, kam tau važiuoti? Ne, tai dar Aš sėdu į mašiną su naktiniais ir halatu ir aš nuvažiuoju pasižiūrėti, kaipgi jis vargsta nabagas ant tos lovytės. Ir pažiūrėjau. Ir vargsta, kaip suprantu, bet ne vienas, ar ne? Vargsta vienas. Bet žinokit, stovi šampano buteliukas šiukšliadėžiai. Tai migdomųjų tai reikia. Palaukit, ir stovi išplautos 2 taurės.
Palauk, Bet ką aš tokiam vyrui galiu viena sakyti? nepadeda, Aneta, aš irgi mane... Ne, nu tai aš irgi Troškulį. gerčiau iš 2 iš karto. Jeigu turėčiau 4 rankas, tai iš 4 iš karto. O jie tau, iškart geriau. Taip, bet suprantat, tokia moteris, ypač jeigu tu šiuo metu su 6 nėštumo mėnesių pilvu, ne? Taip. Nu taigi tave tualetą labai varo. Taip. Taigi nueini ir tualetą pasižiūrėti. Nu ir pasižiūri. Į te viskų yra. Nu te yra, žinokit, šiukšlių dėžė. O šiukšlių dėžėj visko būna. Bet Ir visi Aneta- kalčiai ten. Blemba, bet žiauriai skamba, ką? Bet toks gyvenimas, Sigita. Nu, nesąmonė. Nu nesąmonė. 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 Ir ką? Ir toliau viskas aš O atleidžiu. toliau galvoju. Ir ką sugalvojam? Nes kol aš dar galiu priimti kokį nors sprendimą, aš jį priimsiu. Taip? Kai mane paliks ant ledo, tada jau man bus chana. Bus išdraskyta širdis. Taip? Bet ant kokio ledo, jeigu jau čia, bet šitą Palauk, vietą, Sigita. jau yra toks ledas. Sigita, palauk. Bet Kur jeigu čia? vyras nueina tik tų braškių su grietinėlė. Nu, o namie nėra braškių su Tai grietinėlė. atsiprašau, Aneta, tualete radot šitas... Braškių ir grietinėlės. Braškių šituos žalius lapelius, ar ne? Taip, Suprantu. ir braškių, ir įpakavimo visokių popieriukų. Nu, ten, žinot, visko būna. Nu, būna visko, jo. Labai skanios braškės. Taip, kad aš vėl grįšiu prie to pačio, yra kontekstas. Yra kontekstas, taip, bet protingas žmogus turi galvoti. Didžiausia rolė lošia neištikimybei pirmiausia žmogaus asmenybė. Taip? Taip. Ir jeigu buvo pirmas kartas, yra antras kartas, tikėtina, Bus ir trečias. tikėtina, kad bus. Ir tai yra tokia žmogaus asmenybė. Nes Nu ir ką pirmiausia yra daryt? asmenybė. Tai ir galvoti. Galvoti. Ar šita asmenybė, va šitie va kompleksiniai pietus, ne? Sriubytė žirnelių, kurios nevalgau, ne? Kotletukas vištienos ir suprantat kompotukas. Iš tų padžiovintų tokių obuoliukų atskiestas vandeniu, ne? Vat iš tų kompleksinių pietų. Tas, kas man lieka, ką aš valgau, man tinka šiuo metu ar netinka. Nes tas vyras gali būti, jis pažais, bet paskui metus 2, 3 ar 4 bus ramus. Nes buvo ir kontekstas šeimoje tam tikra situacija. Aš 6 mėnesių nėštume, ne? O dar namuose vienas vaikas zyzė ir dar vienas zyzė, ne? Nu vyrui, nu zoologijos sodas namuose, nu jam reikia kitokio relakso. Jam reikia moters, kurie jam parodytų dėmesį, pasidžiaugtų juo, pasakytų, koks jis fainas, ne, koks jis stiprus, kokie jo geri pasiekimai darbe. Bet Aneta, tikriausiai mes turėtume atskleisti žiūrovam, kad šiuo metu jūs su šituo vyru negyvenat. Ne, negyvenu. Tai vis tik tai atėjo tas momentas, kada trūko ta kantrybė. Ne, aš buvau palikta. Aš buvau išmesta į šiukšlyną, mano širdis buvo išrauta ir aš likau viena užsisiuvinėti ir savo širdį gydytis. Ir dar su visais vaikais. Tai ar nebūtų buvę geriau ties tuo pirmu kartu rastų braškių pasakyti čiau? Ne, nebūtų baičiau. Jeigu pradedi galvoti, nebegali nebegalvoti. Bet kol tie rožiniai akiniai yra ir kol nieko nematau, nu, kol jų kas nors nenutrenkia tau per veidą, arba kol pati netrenki galvos į asfaltą, nu jie nenukrenta. Pavyzdžiui, jie man 10 metų niekaip nenukrito. Bet kaip va šitas smūgis, kada tu randi vyrą vienokioje ar kitokioje situacijoje su braškėmis, ar ne, ir kaip taisyklė plakta grietinėlė, čia nėra smūgis į asfaltą. Čia yra smūgis į asfaltą. Taip. Tai jau tie rožiniai akiniai turi Nukrenta, suskilti ir ten viskas. Taip, taip. Vėl aš grįšiu prie to, kad neištikimybė yra labai didžiulis stresas, tai yra didžiulė emocinė trauma. Taip. Ir sakykime, aš asmeniškai tai patyriau pirmą kartą gyvenime, man subirėjo visos gražios, ištikimos šeimos modelis, kuris buvo skiepytas nuo vaikystės, ir aš, sakykime, pusę metų buvau šokė. Jeigu aš tai būčiau patyrus jau ne vieną kartą, aš būčiau žinojus, ką man daryti. Jeigu aš noriu likti su šituo vyru ir su šituo vaikų tėvu. Taip, bet aš buvau šokė.
Ir kol aš buvau šokė, kol aš buvau pasimetus, aš buvau sustabarėjus. Va tas trečias asmuo, jis nudirbo savo darbą. Jis pasinaudojo tą situaciją. Jeigu aš būčiau turėjus blaivų protą ir būčiau darius tą, ką turiu daryti, taip, būtų buvę kitaip, bet buvo kaip buvo. Nes kiekviena kartą situacija yra labai skirtinga. O jis atsiprašė? Ne. Jis nepripažino, kad jis kaltas? Ne, jis nepripažino, kad jis kaltas. Vyrai yra labai įdomus žmonės, labai jie įdomus. Padarai čia, padarai. Ne, jie yra žmonės, bet jie yra labai įdomus. Aš manau, kai vyrą užvaldo aistra, o psichiatrai laiko aistrą tam tikrą psichozės formą, kada žmogus mato žmonės, daiktus ir reiškinius, ne taip, kaip jie iš tikrųjų yra. Jie mato tik dalį tų reiškinių arba tik tam tikrose spalvose, ne? Jie nesugeba vertinti pasiekmių. Aš turiu tokį posakį. Bet kuri moteris, kuri yra kairėje, 80% yra norės susukti lizdą ir ten pridėti kiaušinių. Taip. Vyras apie tai negalvoja. Negalvoja. Bet jos yra tikslas sukti lizdą. Bet vyras nenorėjo lizdo. Jis jau išėjo iš lizdo. Jis nori būti laisvas paukštis. Taip. Bet tas, kuris yra trečias, ne, jis vis tiek nori sukti lizdą. Ir jis toja įstroji, jeigu jis yra protingas. Jis palengsta savo neištikimybės partnerį tam, ko jis nori. Ir apgautas tas vyras. Jis lizdo nenorėjo, Vargšelis. bet susuko lizdą. Susuko lizdą ir kiaušinį padėjo ir išperėjo. Viskas apsivertė aukštyn kojomis. Bet skamba truputėlį vis tik tai patologiškai, sakyčiau, šitie niuansai. Aš beje turėjus neištikimybės atvejai ir aš pasakiau čiau. Aš pasakiau čiau, bet aš neturėjau šitokių Konteksto, situacijų. kitokios Pas kontekstos mane neturėjo, nei- apsunkinančių. Taip, nei vaikų namuose, nei pilvo po nosimi, aš buvau dar, ne to, sakykime, Jūs galėjote vaikas buvau, dabar esu jauna, tai tada aš buvau visiškai jauna. Tai man visas gyvenimas buvo prieš akis, dabar truputį mažiau prieš akis. Tai aš pasakiau čiau. Ir mes po šiai dienai bendraujam, linkėjimai. Po kažkiek laiko, po gero gabalo laiko, man žmogus pasakė, taip, bet aš tikrai tave mylėjau. Aš tikrai tave mylėjau, bet aš kitaip negaliu. Ir šiandieną tas žmogus turi šeimą sukūręs, pilną šeimą, taip kaip priklauso, neatskleisiu daugiau detalių. Ir tas žmogus toliau yra neištikimas ir savo žmonai. Taip. Jis pasakė taip, kad jis kitaip negali. Taip, tai yra asmenybė. Asmenybė. Asmenybė tokia. Bet čia yra liga kažkokia. Ne, čia yra asmenybė. Čia tiesiog asmenybė. Yra asmenybės kaip gulbės, ne, kad visam gyvenimui viena, ne, ir po to kaip liūdi gulbė ir gulbinas, jeigu kažkas atsitinka su partneriu. Ir ilgai nesukuria. Tai tokią asmenybę reikėtų tikriausia pateisinti, čia asmenybės bruožas. Vėl grįžiu prie to. Aš matau jau aiškiai savo žmogaus asmenybę, taip, aš matau, kad jis yra va toks, bet ne toks, apie ką aš galvojau, ką aš įsivaizdavau, ne? Nes jis jau ne tik mintim, žodžiais, bet ir darbais, veiksmais patvirtino, kad jis toks yra ir arba aš tą asmenybę priemu ir gyvenu su juo taip, toliau. Kažkiek laiko, amžinai, arba ne. Žodžiu, viskas priklauso nuo to, kaip mes susitarėm, kaip mums atrodo. Jeigu tau tokios žaidimo taisyklės tinka, taip, važiuojam. Tarp kitko, aš savo buvusiam vyrui pasiūliau. Tu kadangi dirbi kitam Lietuvos mieste, tau reikia anksti keltis, tau reikia važiuoti, tau darbas sudėtingas, tu esi mūsų šeimos maitintojas, tau vakare grįžti, tu vargsti. Gyvenk ten, tam mieste. Man vienodai su kuo ir kaip tu visą savaitę. Būk geras, neparnešk ligų į namus ir išlaikyk šeimą taip, kaip tu išlaikai. Savaitgalį būk su šeima namuose. Skirk šeimai su vaikais laiko atostogų. Aš sutinku. Kodėl? Kodėl?
Todėl, kad tai buvo blaivus ir racionalus mąstymas. Kitaip tariant, va tas tiek savaitgalis yra pakankamai. Aš tą žmogų mylėjau, aš jį labai stipriai mylėjau, kad meilė nuvystų, vien neištikimybės neužtenka. Faktas neištikimybės yra, bet meilė niekur nesideda, jeigu jinai buvo. Ta meilė tik būna labai sužeista, kaip ir širdis. Ir meiliai numarinti irgi reikia laiko. Taip. Reikia laiko. Laikas veikia gydančiai. Galbūt paveiktų gydančiai kažkaip tai ir tą mano žmogų, taip? Galbūt jis irgi kažką susivoktų. Deja, deja. Ačiū Dievui, aš džiaugiuosi, kad deja, deja. Negaila truputėlį to pašvaistyto laiko? Ne. Kodėl? Jokio laiko man negaila. Aš nemanau, kad žmogus švaisto laiką. Jeigu žmogus žino, ką jis gyvenime veikia, sprendžia, ką jis daro, laikas neina veltui. Laikas kūrė mane ir aš esu tokia, kokia esu dabar, dėl to, kad tada buvo taip praleistas laikas. Man net truputėlį skamba panašiai į mano amžiną atilsį močiutės kaimynės pasakojimą, kaip jinai išruoždavo vyrą pas meilužes. Jei, sako, man būdavo gėda, kaip tu, Romai, apsirengęs. Taip. Išlygindavo kaklaraištį, marškinius, aprengdavo kostiumų, iškvepindavo, nuprausdavo. Bet čia turi būti tada tikrai susitarimas, ar ne? Turi tikti abiems šitos žaidimo taisyklės. Tai gerai, mes turim neištikimybės atvejus, aptarėm visom pusėm. Jeigu vis tik skausmas nepraeina, ką tokio atveju daryti? Buvo neištikimybės atvejas, buvo gal ir antras neištikimybės atvejis, ar ne? Kaip ir susitarėt viską, kaip ir atrodė, kad galim gyventi, bet, skausmas toliau tęsiasi, neduoda jis ramiai gyventi. Ką tada daryti? Aš manau, jeigu skausmas lėtinis ir jis ilgai tęsiasi, jis tęsiasi ilgiau negu metus, tas skausmas, jeigu jis niekiek nerimsta ir, neslūksta, tai yra to, kuris kenčia skausmą problema. Taip. Bet kurį skausmą galima gydyti ir jis yra pagydomas. Aš nekalbu, kad lieka randas, taip tą randą gali perštėti, gali kažkur tempti, ne? Gal kažkur tada atsiranda ausis stačios visą laiką, ne? Arba akis plačiai atmerktos, ne? Arba kartais ranka įlenda į telefoną, ne? Tai yra skiepas, tai yra randas. Bet skausmas turi nuslūgti. Jeigu jums skauda pastoviai taip pat intensyviai, reiškia, jūs negyvenat gyvenimo ir jūs nepasveikot. Ir tai yra jūsų problema. Tai gerai, Aneta, bet pagrįžkim tada prie to rando, ar ne? Taip, prie to rando. Kuris veikia labai įdomiai, ausim padidėjusiom, ar ne? Akim. Programuotojų IT specialistų, kuris nulaužia bet kokius kodus. Taip. Tai čia viskas normaliai. Jeigu aš su savim susitariau, kad dabar mano yra toks gyvenimas ir man tai tinka, tai yra normaliai. Tai yra normaliai. Tai yra normaliai. O kaip antrai pusiai tada reaguoti tai neištikimai? O jis tegu reaguoja kaip jis nori. Bet aš noriu jį išlaikyti. Ta kita, kuris eina į šoną? Taip, kuris eina į šoną, man čia ėjo į šoną, mano čia randas, aš taip. Ranka taip ir grįbštus išlaikyti telefoną. Galima visaip. Aš manau, geriausia būtų žmogui duoti tai, dėl ko jis eina į šoną, ne? Nes jeigu žmogus eina, būtinai į maksimą pieno, vietoj to, kad iš šią vietą iki nusipirktų, ne? Na, aš tada turiu sugalvoti, kaip jį sumotyvuoti, taip, ir įrodyti, kad iki pienas yra tikrai geresnis negu maksimum. Tai yra lengviausias būdas. Tai yra tikrai gera investicija į ateitį. Jeigu yra tik vienam reikale kažkokiam, ne, reikalas vienas. Aišku, jeigu žmogui netinka visas iki asortimentas, ne, viskas, pasibaigė iki era. Ir tas netinka. Jis pereina į maksimą, viskas. Tada nieko nebus. Belieka žiūrėti. Tai pabaigai, Aneta, tada. Taip. 3 patarimai, kaip išvengti neištikimybės. Įmanoma išvengti? Tikimybė yra. Neištikimybė. Taip, tikimybė yra, kad galbūt išvengsit. Galbūt. Patarimai. Pirmiausia, visada kalbėti poroje apie savo poreikius.
žmonės sukrenta, abu užsideda rožinius akinius ir dalykai, kurie šiek tiek nemalonus ir spaudžia, bet vis dėlto jie yra rožiški, ne? Apie juos nekalbama. Vėliau, kai nukrenta rožiniai akiniai, kalbėti sudėtinga, nes jau aš kažkiek laiko apie tai nekalbėjau. Ir kai aš dabar paimsiu ir pasakysiu, tai mano partneris labai įsižeis, nes aš sėdėjau ir tylėjau, šypsojausi, linksėjau galvą, taip. Tai sakyčiau, tik tai pradėjus partnerystę ir galvojant, kad ta partnerystė kažkur ves toliau, reikia pradėti kalbėti abiem pusėm apie savo poreikius ir lūkesčius. Kalbėti. Kitaip tariant, galima ir su žmona ar savo vyru kalbėti. Kalbėti. Taip pat nusipirkti braškių, Taip. plaktos grietinėlės. Ir pavaryti ant visų braškių. Va. Ir pasikalbėti. Taip. Ačiū, Aneta, už pokalbį. Ačiū, Sigita. Neištikimybė nieko gero, vis tik tai taip. Kartais gali išeiti gero. Kartais gali išeiti gerą. Iki antradienio. Iki antradienio.